Visi kartu suplot. 3, 2, 1. Evelina, nu, kur tu skubi? Kur tu skubi? Žinok, nereikia skubėti šitam reikalė. Dar kartą bandom. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ponai ir ponios, padarykime didžiausią triukšmą! Grupė Lemon Joe! Suradau tiek. Juokiasi vasaros naktis, švara jausmų. Pabudęs rytas žiūrėjo, kaip juokiesi tu. Ar mes laimingi, ar mes kartu? Ar tik apie mūsų meilę tiek dainų? Pašėlės tempas nespėmės. Jau šiandien bučiavo akis turi vienos naktis. Tiek pasakyt norėjai vienas kitam. Šitą tylą atleist, reikalinga tai man.
kartą, mes netokie kaip visi. Leis šitą kelią aš žinau, šitas kelias mano. Žiūrėk manęs drąsiai, niekada neprašai. Mes savo darbą pagaliau šiandien būsim mano. Ir laimę, ir meilę, vėjo greičiu, be atšvaitų. Ir mūsų jau nepavyks šiandien. Linksmiausia mūsų daina Ilank, Ilank! Matoma,
Вот, винтик я, tiek dangaus dar niekas nematei, atsimerk mes vėl, maži vaikai, mano matoma, bundantis laukai. Gila, gila, žaidė kur ten, kartą iš nakties pakal. Gila, gila, nenurank, gila, gila. Labai svarbu man tai ar ne, šiandien rytas toks svarbus, ir saulės kvapas mus užburs. Širdyje viena daina, nuolat dainuoti vien tik ją, girdima negirdima, vis dar artima. Gila, gila, kartą iš nakties pakal. Gila, gila, nenurank, gila, gila. Gila, gila, kur ten, kartą iš nakties pakal. Gila, gila, nenurank, gila, gila. Karštą vasarą apie Baltijos jūrą geltonį krantą.
net toks spūk lėčiau, jei suprasčiau žemiškus dėsnius ir tiesas, tai numatyčiau tai, kas bus. Taigi atsvečiau, kad lietus nakčia atėjo belsa langą. Taigi atsvečiau, kad diena bus apsiniaukus ir drėgna.
Ačiū Andriui Mamontovui. Yeah! O štai mūsų daina iš mūsų gilios pankiškos jaunystės. Balta meilė! Žodžiai vėl skamba tarsi sapne. Saulė glostyk mane visada. Kur tu žinau, aš matau, aš kaip tu. Jūra, bangas liečia mane. Sniegas tirpsta ir žvaigždės arčiau. Stiklą tu sudaužyk, jeigu tu. Ačiū. O dabar padainuosim jum tokią dainą iš mūsų mokyklos diskotekų laikų, iš praleistų pamokų laikų, iš tų laikų, iš pirmųjų šeimų laikų, iš tų laikų, kai viskas buvo pirmą kartą. Mes buvom naivūs, tikėjom viskuo.
surrender to dirty lies with last life. Touch me so deep I cried out, mountain flames of love. Ardimosim kartu! Balta diena ir dainas kaip vanduo. Tai karštas tu kaip saulė, tai šaltas kaip akmuo. Jei kiekvieną sapną tu vis matai tik ją, dar kaip tu nežinai, kam tau sparnai. Ar tu baisus, ar tu užtenks tiesos, dar kaip tu nežinai, kam tau sparnai. Ar tu baisus, ar tu užtenks tiesos, kai telefonas priešas, beviltiškai ramus. Nori sugrįžti į sapną, išbandau tik
Alışılan man Aşte Nor Robusti Я Милетова тебе братишка
Ей! Pamiršk mane, svajota ir mylėta. Pamiršk mane, ir sapną pamiršti. Ir slyda, ir slėnėta, kaip mūsų žingsniai veda. Ir žibuoklės, upelio pakrašty. Ar dainuosi su manim? Pamiršk mane, svajota ir mylėta. Pamiršk mane, kaip sapną pamiršti. Ir slėnėta, kaip mūsų žingsniai lėta. Ir žibuoklės upelio pakrašty. Pamiršk mane, svajota ir mylėta. Pamiršk mane, kaip sapną pamiršti. Dėl tavęs, visas dienas kalėti. Aš negaliu mylinčių širdį. Pamiršk mane, tai negražėti.
Ar jums patiko mūsų pasirodymas? Ir paskutinė mūsų daina išnaktė ein, eins. Kažkada arčiau tavo kvapą aš sapnuoju. Viską praradau dėl tavo žvilgsnio aš. Kilk aukščiau, čia jau kažkada mes buvom. Vėjas virš stogų, kaip anksčiau mus neš. Nelauktai, šį sulėtą rytą, tapom septynį staiga. Kažkada mūsų balsą užkasdavo liepsnoje. Kažkada palikti savo raktą. Naktiniai traukiniai nebegrįš atgal. Gal vėliau mes suklysime dar kartą. Ant rankų man užmigsi ir atsitiks man. Nelauktai, šį sulėtą rytą, tapom septynį staiga. Kažkada mūsų balsą užkasdavo liepsnoje. Kažkada vasaros aušra.
tuoj netrukus į sceną žengs dar vieni atlikėjai, bet prieš tai Radinių klubas. Ponai ir ponios, jeigu kažkas suras telefoną, mobilų telefoną, ant žolės, prie žolės, po žolę, tai kviečiame jūs atnešti telefoną mums čia. Mes žinome, kas pametė, mes žinome savininką. Na, o taip sakant, Aldona irgi buvo surasta ir jai buvo įteiktas krepšys. Matome čia, kad mojuojate, taigi dabar tikrai tinkamas metas į atlaisvintas vietas ateiti ir kviečiu visus ateiti, nes į sceną jau visai netrukus žengs jums padainuoti, atlikti savo kūrinius atlikėjai. Man tik klausimas jums, o gal baigiam jau viską ir einam namo? Bet čia ne mano idėja, aš turiu klausimą. Ar tęsiam šią naktį? Bet žiūrėkite, jūs tai aš suprantu nori tęsti, bet ten tai žmonės viskas sėdi, miega. Tai gal kažkaip visus kviečiu, ateikite arčiau, pajudėti vis dėlto iš kairės į dešinę, iš dešinės į kairę, taip sakant, prasimankštinti. Galiorka, jūs mane girdit? Ateitų ir apkabintų plaktų ramiau širdelę, kad pamatyčiau, tai pasakyčiau savo mielai mergelei. Ties brangioji, aš kalbėsiu į širdyje, nebijokit, kad solelė neišduoda paslapties. Metų yra vyriausiam, kiek metų yra jauniausiam. Beje, jeigu pažįstate ypatingai jauną arba ypatingai žvalų, bet, taip sakant, pase su dideliu skaičiu Joną arba Janiną, duokite mums žinot, mes norime paimti ir pasveikinti Jonus ir Janinas, kuriems šios joninės yra ypatingos. Na, o jau matote, mano už nugaros yra dar vienas kolektyvas. Vadovas tas pats, ponas Ričardas Ramanauskas. Taip sakant, jisai net instrumento nepakeitė, net pozicijos nepakeitė, mikrofono net nepakeitė. Tik Pasikviesim žvaigždės drauge ir dainuosime dainą šią stebuklingą šalį. Oh
kelio paklaus. Vėliavėlį saulėlį kelialį tiesiaus, jauna plaukia primins vardą lėšas gerai. Iškeliauja išklys negerai, negerai. Jauna plaukia primins vardą lėšas gerai. Iškeliauja išklys negerai, negerai. Sako, griekas būtų tradicinės joninių dainos nepadainuot. Dainuojam? Paskutinė daina. Linkėjimai šokėjams ir ypač buvusiems ir tikimės būsimiems Varnalėšos atstovams. Gerai, super. Dabar tik vyrai. 3, 2, 1. Ponia, kodėl jūs ten plojate gale? Aš matau, kad jūs plojate, padedat savo vyrui. Nepadėkit. Gerai, dar kartą. Vyrai. 3, 2, 1 moteris. Dabar ploja tie, kurie yra jaunesni negu 15 metų. Ploja tie, kas yra vyresni negu 15 metų.
Ir dabar garsiausiai paplokite visi. Aukštas dangus, šviesos žvaigždės, didelės ir mažos. Šviesus kelias vandenelio ir mergelė jos. Jojo lauku jau ir antru kelanis dūlinėjo, kur pakliūdžiau akmenėlį, ugnelė pasrūko. Juodsėja kacinai geltonų pienių lauke, iškėlė savo uodegas, išbėgsiu ieško pelo, nes kartu sodė saulė, blaivėlė ant tos markės akės. Ant tos pačios sokės ant kadrios Marytė gėrė kavų, su kondensatais skaitydama žurnalų apie kitus vieto galų tenai. Už jūrių marių, kur žmonės gyvena visgi taip pat, negu mes papratinsa. Pas juos kitų spalvų pančiakos, kokių čia veikai. Tenai kitokios gėlės ir nektynė būna žiemos. Tenai nėra grapekų, nežydzi obelaitės, neatvyksta paradų ir žemų nėra. Užtanoksta papajos, visokios maratujos, o avokadai kėsinė nori grėtis. Tenai kita prokojas, kitokie kaip aukštukai. Tenai tave miškam gali nutrūkšt smauglys. Tenai kiti apdainuoja, kiti prikansaroja, tik tai čiūnas dalykas. Kacinaitį irgi būna juodzi, jų laidami ant krikštos Marytės.
viena Janina. Ir dabar aš noriu prie tos Janinos ir prieiti. Kur jūs esate? Jūs gal norite į sceną iš karto ateiti? Gerai, einame į sceną, tik netrukdysi, man atrodo, vyriams. Galime? Ateikite, Janina, už parankės aš jūs paimsiu. Tašiuką danguoliai atiduokit, nereikalingas tas tašiukas. Oi, netgi su tokiais garsais, atsargiai. Kur į sceną, tu su Lemončioje eisit į sceną, dainuosit kažkada. Ką jūs galvojate? Paplokime Janinai, nes kai aš užklausiu, ar mes turime Janiną, kuriai yra čiut daugiau negu 19, tai danguolė pribėgo ir sako, kad turime Janiną. Janina, išduokite paslaptį. Kiek jums metų? 73 va. Ir kaip puikiai atrodo, tai sveikinu jūsų diena, iš karto duodu jums vainikėlą. Tai pasakykite, prašau, kokios pas jūs joninių tradicijos? Nu, pirmiausia, be šašlyko neapsieina joninės, nu ir be dainų lietuviškų. Supratau, šašlyką jau paragavote, kaip vertinat? Skanus, mes šaunuoliai čia prekybininkai. Šaunuoliai prekybininkai, gerit, Janina, sveikinu jūs. Ok, o padainavote, oi, atsargiai. A padainavote? Nu dar ne. Ne, kažko laukite. Lietuvišką kokią kas nors. Lietuviškai kažką, nu jo, nes Rokas Kašėta tai ne lietuviškai dainavo, sutinku. Ir tie vyrai, ir ta varnalėša kažkaip neaiškia kalba, kad... Nu, vis norim lietuviškų, liaudiškų dainų. O mes norim kitokų. Dar senovinių lietuvių liaudės dainų. Supratau, o gal jūs turite savo tokią mėgstamą dainą, kurią jums, atsiprašau, nuolas dainuodavo, arba jūs dainuodavot? Dainuodavo, mamytė mano labai dainuodavo. Ir mus kažkada tai mokino. Tai gal, kokia tu morkulė miela, arba, čia dar, ant kalno mūrai. Va, ant kalno mūrai, oi. Ant kalno mūrų tai čia tikrai greitai bus dainuojama, nes artėja krepšinio atranka ir ten jau ne vienas, ne du mes dainuosime visi ant kalno mūrų. Supratau, tai gerai. O pasakykite, prašau, tai valgot šašlykus, dainuojat, o gal atsimenat, tokias senas joninių tradicijas? Galbūt, žinot, jūsų mamulė sakydavo, arba močiutė sakydavo, mes per jonines, vaikelį. Vainikėlius leisdavo. Aš jums palaikysiu tą vainiką iš galo, kad nekristų jisai. Jums leisdavo upelėje. Upelis tekėdavo ir pat joninių tos vainikėlius dar žvakutė tokia ir leisdavo jau. O pasakykite, prašau, aš pamiršau užklausti jūs, o jūs čia vietinė ar atvykėlė? Mes už vieną truputėlį gyvenam ten link poilsio namų Daugirdiškės. Tai čia kaip ir vietinė, taip sakant, taip naktį išėjus į kiemą, tai matote, kaip elektrienus matote. Supratau. Na ir žinokite, aš visų pirma noriu jūs dar kartą pasveikinti, atiduodu savo vainiką jums, lai jisai tarnauja, galėsite paleisti ir aišku, turiu mažą dovaną nuo mūsų prekybininkų, čia, taip sakant, viena dovana, taip sakant, ne alkoholinė dovana, o kita dovana tokia keraminė, tai surasite gal vietą ir prisiminsite, kad 2026 metais Joninę švenčiate kartu su mumis. Bet prieš tai turiu dar, prieš atsisveikinant su jumis, turiu jums vieną užduotį, nes man ranka nekyla. Atsimenat, vyko konkursas. Kur aš kalbėjau, kad reikia nusifotografuoti, įkelti. Atsimenat, super. Ar naudojatės pati socialinė medija? Supratau, ir nėra ko. Nėra ko naudotis, bet yra žmonės, kurie naudojasi ir dėmesio. Mes turime 20 nuotraukų. 20 nuotraukų padaryti. Mano klausimas, panė Janina, jums. Pasakykite skaičių nuo 1 iki 20. Nu 1 iki 20. Greta, jeigu gali ateik čia, kas? 14. Lai būna 14. Ir dabar mes skaičiuojame ir 14 nuotrauka yra, tuoj sužinosime, kas
tą nuotrauką padarė ir kas gaus visą pintinę. Einame, ponia Janina, aš jūs paminėsiu, ten nėra išėjimų, ten tai tik sako įėjimas. Ir jūs be akinių matot ar nematot, ponia Janina? Taigi 3, 2, 1, 14 nuotrauka, autorė. Aldona Kazakevičienė. Va! Ačiū, ponia Janina, šie aplodismentai dar kartą. Paplokime Janinai ir pasveikinkim ją su vardadieniu, o mes ieškosime. Aldonas, Greta, palydėk, ponia Janina, atsargiai laidai. Taigi, kur ta mūsų Aldona Kazakevičienė? Kur jinai yra? Žinok, aš mačiau nuotrauką. Biški kitaip jinai atrodo. Galiu paklausti? Ko? Sakai? O jūs ko laukite? Ko? Šokių. Labai gerai. Šokiai bus, bet viskas priklauso nuo jūsų, žinot. Prieš tai dainavo ir tik tie dainininkai šoko. Dar kartą primenu, Aldona Kazakevičienė, esate laukiama čia prie scenos, norime jums atiduoti visą krepšį nuo mūsų prekybininkų. Gerai, reikia mums sukviesti visus kitus čia arčiau scenos. Turiu užduoti jums. Ar galėtumėt jūs, man, brangieji, per 3, 2, 1 išsilakstyti? Siento que te presté šitą kelią, ar žinau, šitas kelias mano. Prašyk manęs drąsiai, niekada neprašai. Mes savo darbą pagaliau šiandien būsim mano. Ir laimę, ir meilę, vėjo greičiu, bet atšvaitu. Ir mūsų jau nepavyks šiandien. Bus per mažai, mum taikosi nugaras. Nakties, kā
žvaigždės arčiau stiklą, tu sudaužyk, jeigu tu saulė, tai šaltas, kaip akmuo. Ar dainuosim kartu? Tamsuda balta diena ir dainas kaip vanduo. Tai karštas tu kaip saulė, tai šaltas kaip akmuo. Kiekvienam sapne tau pajusti ją, aš ateisiu pas tave, tyliai lauksiu tavo žvilgsnio, mano laimė taip arti. Ir keista, mylėk tave, mylėk tave, taip beprotiška ir keista, mylėk tave. Tau tinka šypsena veide, man patinka, kai meluoja man, kaip pabėgt nuo savęs, užsimerkt ir nematyt, kaip man vėl atgaut save. Mylėk tave, taip beprotiška
džiaugsmo aš. Kilk aukščiau, čia jau kažkas buvo. Vėjas virš tavo, kaip anksčiau mus neš. Taip nelauktai, žiūrėk sulėtą rytą, net mūsų atsiminstyje kažkada. Palikti savo raktą. Naktiniai traukiniai